Estetinis plombavimas tai yra procedūra, kurios pagalba galima atkurti natūralią danties formą ir funkciją. Estetinio plombavimo pagalba mes galime atstatyti nudilusius priekinių dantų kandamųjų kraštus. Taip pat mes galime suvienodinti arba pašviestinti dantukų spalvą bei uždaryti tarpus atsiradusius tarp dantų, pavyzdžiui, diastemą. Su kokiamis problemomis dažniausiai pacientai susiduria. Tai viena iš pagrindinių problemų, tai yra nutrupėję, nudilę priekinių dantų kandamieji kraštai. Nori šią problemą išspręsti, tai estetinio plombavimo metu mes galime atstatyti tos kandamuosius kraštus. Antra problema yra pakitusi danties spalva arba pasenusios priekinių dantų restauracijos, kurios kontrastuoja nuo natūralaus danties audinio. Ir trečia problema tai yra nežymiai susigrūdę dantis. Būtent estetinio plombavimo metu, tausojant danties audinius, mes galime tos dantukus grąžinti į danties lanką. Ir būtent visas šias problemas estetinis plombavimas tikrai gali išspręsti. Prieš estetinį plombavimą būtina atlikti profesionalią burnos higieną ir jeigu jūs norite, kad jūsų dantis po estetinio plombavimo būtų baltesni, visa burna būtų daug šviesesnio tono, yra rekomenduojama atlikti dantų balinimą. Jeigu turite daugiau klausimų, lauksime jūsų konsultacijų.